Sveiki visi. Prieš porą savaičių dariau video apie ukrainiečių šeimą, kuri tapo nemokė. Tai buvo šeima su nepilnamečiais vaikais. Pasakojau, kad buvo surašyta pretenzija, buvo nustatytas pretenzijoje terminas, iki kada jie turi sumokėti skolas. Ir kaip tik filmavau, kai buvau atvažiavusi prie Vilniaus miesto apylinkės teismo. Tai noriu pasakyti, kad skola buvo sumokėta dar tą pačią minutę, kai aš stovėjau prie teismo. Tai kaip ir ta situacija yra išspręsta. Bet ką noriu dabar papasakoti apie kitą šeimą, kai gyveno dirbantis vyras su nepilnamečiu vaiku, tai tiesiog 2 asmenų šeima. Kas su jais buvo padaryta, kai jie tapo nemokus? Jie ne tik tapo nemokus, bet jie pabėgo. Ir elektroninio laiško taip pat neatrašė, nekėlė į skambučius, bet mes jį su savininku susiradome. Kaip tik turėjom vekselį, tai pasirašėm vekselį. Tai yra irgi rimtas pagrindas pradėti procesus, jei skola nebus padengta iki tam tikro termino. Tad jei turėjote panašią situaciją, būtinai pasirašykite su skolininku vekselį arba elektroniniu paštu ar registruotu paštu, rašot pretenziją, kurioje viskas aiškiai turi būti išdėstyta, iki kada turi susimokėti skolą, kas bus, jeigu nesusimokės skolos. Tai jeigu turėjot kažkokią tai panašią situaciją, tai galit mano, kaip sakant, patarimais pasinaudoti. Ir jeigu skolininkas vis dar nesusimoka ir ignoruoja tiek vekselius, tiek pretenzijas, tai tada keliaujate pas notarą ir gaunate vykdomąjį raštą. O tada tik reiks laiko ir kantrybės, nes procesas gali tikrai užtrukti, bet tikslas užtat bus pasiektas.